Tai noriu pakviesti seną kolegą, tai yra senai pažįstami, šiaip jaunas yra, kuris pristatys būtent Lituoto Šilmokaičių problematiką ir supažindins su naujovėm bei sprendimo būdais. Tai bus Gintaras Aleksiūnas, nepristačiau, tai paplokim jam. Taip, sveiki, Gintaras Aleksiūnas, mano vardas, iš Danfos. Čia? Jo, tai Danfosas gamina centralizuotam šildymui, karšto vandens ruošimui, dviejų tipų šilumokaičius, šardomi, lituoti, tikriausiai pažįstami, bet jau vieni iš jų. Lituotų gal ne tiek daug turit, bet tikiuosi kažkas irgi matė, susipažinę. Ką mes matom, čia pririnkau nuotraukų, kurios yra kai kurios iš Vilniaus, kai kurios iš kitų Lietuvos regionų. Apie šilumokaičius, čia visi yra karšto vandens ruošimo šilumokaičiai. Jūs matot, kaip jie atrodo, tai dirbė ten porą metų, trejetą metų. Ne taip ilgai, kaip turėtų. Matot, parodysiu, kur žalia, tai reiškia, čia yra varis, šilumokaičiai lituoti yra variu. Ir visur jų priežastis yra vario korozija. Varis per metus, per 2, per 3 kažkodėl dingsta iš šilumokaičio, plokštelės atsiskiria viena nuo kitos. Ir tekėjimai būna į vidų arba į išorę tikriausiai. Ar taip, nežinau, čia daugiausiai išorę. Nu, bet yra ir į vidų vienas kitas tikriausiai. Kaip sakot? Į vidų blogiau, bet būna ir. Tai vat priežastis visų ta pati. Varis korodavo, varis dingo. Ir ką mes dar stebim, kad visi gedimai šilumokaičių yra šalto karšto vandens pusė. Niekur gedimų mes neradom dėl termofikato. Todėl, kada mes dabar pradėsim kalbėti apie tuos šilumokaičius, visą laiką akcentuosim į šaltą vandenį. Nes jeigu būtų kažkas medžiagos iš šilumokaičio blogai, tai gestų arba vienoje pusė, arba kitoje, čia būtų atsitiktinių būdų kažko. Dabar visi gedimai yra tik šalto vandens pusė. Termofikatas, kad verštųsi išorę, mes nematome. Kokios tos korozijų rūšys, aš ilgai nesiplėsiu, jūs čia perskaitysit, jų yra visokiausių rūšių, priežastys jų yra įvairiausios, kaip sakiau. Va, ir mes bandėm daug metų tą stebėti, yra labai sunku, kadangi vien Vilniuje yra, tarkim, 6 vandenvietės, vandens kokybės rodikliai visos jos yra skirtingi. Todėl bandėm taip analizuoti ir žiūrėti, kas kur galėtų veikti labiausiai varį, nes dažniausiai vario būna korozija, o ne nerūdinančių plienų. Dėl šalto vandens, kas liečia, tai matot, vėlgi yra antiek daug vandenį gali būti įvairiausių priemaišų kokybė svyruoti to vandens ir nuo tų kokybės rodiklių. Sakykime, gali priklausyti ta vario korozija. Greitesnė, lėtesnė, kažkur 2 metai, kažkur 5 metai, kažkur 6 metai. Tai vat, vėlgi aš neskaitau, jūs čia patys turbūt matot, aš tik tais apžvelgsiu kelis pagrindinius, kur mes matom problemą, kur galėtų būti gedimo priežastis. Viena iš jų yra savitasis elektros laidas arba laidumas. Tai reiškia, kad yra labai didelė kažkokia tai koncentracija joninių dalelių ir iš esmės jūs matot, kad visam Vilniui ir daugumai, kur mes matom gedimus lituotų šilumokaičių, šita laidžio vertė yra viršijama 2 kartus, 3 kartus, 4 kartus. Didžiausiai, ne visam Vilniui, aš turiu omeny ten, kur genda greitai, o mes stebim tai Bukčių vandenvietę. Renatai, taip? Renatas nematau, kokios nesuoja. Pasislėpčiau. Ja, tai čia yra Bukčių vandenvietė, kurie aptarnauja Pilaitę, Naują Pilaitę, Karoliniškės.
Lazdynus nežinau ar visus, bet dalį tikrai taip. Ten reikėtų įlysti Vilniaus vandenys ir jūs rastų. Tai va šitoje vietoje yra tikrai problemos. Jo, tai va, ištobulėjo ir toliau pasižiūrėsim, kokių dar gali būti. Chloridų gal jau daug nebėra. Jo, taip, bet ten gali būti kita priežastis, kada jie išvalo, sakykime, vandenį. Chloridai vandenį gal jų mažėja, bet chloridų vėlgi, sakykime, ta koncentracija šaltam vandenyje tokia pavojinga, kuo vandens temperatūra kyla, tuo užtenka mažesnės chloridų koncentracijos, kad varis vėlgi poroduotų. Temperatūra susijusi tiesiogiai ir su chloridais ir apskritai su kalkėjimu, su visais kitais blogais dalykais. Ir tai vėlgi, jeigu mes pradedam kalbėti apie šalto vandens temperatūrą, nuo 55 laipsnių pradeda kristi kalkės, nuo 60 jau ten visos nuosėdos, kažkur tie 67 laipsniais viskas iškrenta, kas buvo vandenyje. Ta prasme, jeigu mes arbatinuką turim visą užkalkėjusi, tai nevirimo metu iškrito nuosėdos. Nuosėdos iškrito jau prie 67 laipsnių. Jeigu įvyksta kovas su bacilom, legioneliozė? Taip, vėlgi ta legioneliozė, nesu aš specialistas, sakykime, čia reikėtų su sveikatos priežiūros centru greičiausiai diskutuoti, bet kiek aš skaičiau internete ir kiek aš atsimenu iš seniau, legionela prieš 30-40 metų nebuvo. Ir labai mažai kur sutinkama plokštelinėse lituotose šilumokaičiuose. Legionelai veistis reikia didelio vandens kiekio, stovinčio vandens kiekio, 40-45 laipsnių temperatūros ir jis nejudantis. Šilumokaitis ant tiek ten mažai vandens, ten juda ten tų legionelų, nes kartais. Bet sakau, aš nesu specialistas, patys galite pasidomėti. Deguonies korozija, vėlgi, kada pradedame kalbėti, kad ten valo, viską valo, tai vandenį grynina, sakykime, bando pašalinti geležį ir taip toliau, tai vanduo turėdamas sąlytį su oru, su deguonimi, iš karto iškrenta geležis, geležį pašalina, bet ar pašalino deguonį, ar pašalino ištirpusį orą vandenį, nieks nežino. Jeigu jo nepašalino, šilumos punkte, kada pradedame vandenį kaitinti, ypatingai kada ateina termofikatas 100 ir daugiau laipsnių, ten gali prasidėti deguonies korozija. Vėl. Dingo vienas skaitė. Renatai, piešinys vienas. O, supratau. Aš jau išsigandau svarbiausią momentą. Tai, žodžiu, kaip išvengti korozijos, ką mes visų pirma atkreipiam dėmesį, kas turbūt yra lengviausia, paprasčiausia ir tai kainuoja tik laiką, o ne pinigus, tai yra gerai suderinti šilumos punktą. Jį visą laiką žiūrėti, suderinti, stebėti grafikus, stebėti temperatūros šokinėjimus ir taip toliau. Čia vat kolega Kęstutis, kuris irgi čia yra, mūsų valdikliai ACL 310 gali būti derinami nuotoliniu būdu, prijungus prie interneto. Kiek žinau, čia Palangoj, man atrodo, esantis šilumos punktas. Kęstutis, kaip sakė, turėdamas laisvo laiko kabinete, vis prieidamas, pasižiūrėdamas, paderindamas, pasiekė kokį rezultatą, kas buvo prieš ir kas yra po to. Tai visų pirma, jis pasiekė, kad vis dėlto temperatūriniai svyravimai, jūs matot, yra karšto vandens labai maži. Jie nebeperšokinėja 60 ir daugiau, ką mes vėlgi kalkėjimą stebėtumėm gedimus, pagaliau ir temperatūros perkaitinimas, nes pinigų išmetimas, ta prasme, mums tos temperatūros nereikia, o energiją mes sunaudojame. Kas dabar yra naujo, apie ką Renatas minėjo, tai yra tai, kad visgi daug metų tie šilumokaičiai buvo daromi priprastas standartas, visi gamino taip pačiai jos, nieko labai nekeisdami, kažką šiek tiek patobulinę. Šiuo metu Danfoso yra patentuota technologija, angliškai jinai yra microplate, vadinama technologija, aš išverčiau, čia visi taip pasidarė naujas mikroplokštelių technologija, jūs matote skirtumus, kad reiškia nebe grioveliai, nebe bangelės yra formuojamos plokštelėje, o išmušami taškeliai. Kodėl ta technologija pažangesnė? Kas yra geriau?
Tai jūs matote seną naują technologiją. Jūs matote visų pirma kalba apie greitį, reiškia srautas eina tolygiau per naują plokštelę, jis mažesnė, sakykime, užsinešimo tikimybė ir tai tikrai mes, technologija nauja, bet jau mes gavom atgarsių čia iš vieno Lietuvos miesto, kad jie šilumokaičius plaudavo kas pusę metų, ten toks prastas vanduo. Panaudojus naują, atsivežė į plauti ir pamatė, kad nėra ką plauti. Tai reiškia vis dėlto užsinešimas jų tikrai yra mažesnis. Dabar apie jų ilgamžiškumą vėlgi, kadangi mes kalbam, kad tai yra vario korozija, kad variui dingus šilumokaičių plokštelės viena nuo kitos atsiskirs ir šilumokaitis pradės būti kiauras išorė į vidų, vat kaip čia sakėte, ne? Tai dabar jeigu jūs matot vėlgi skirtumus, kaip atrodo plokštelė, kaip bangelės litavimo vieta, bet kur susisiekia viena su kita bangelė, kur yra naujoje technologijoje ir litavimo paviršius yra žymiai didesnis negu senos šilumokaičių. Kas dar geresnė yra iš tų, sakykime, naujos technologijos, tai niekada nebijokite, jeigu jūs sakot sugedo seną šilumokaitis ir kažkas jums pasiūlo ten keletą plokštelių mažesnį. Tikrai nesiūlo dėl to, kad ten apgauti jūs norit ką nors. Pagaliau jūs mokat pigiau už mažiau plokštelių. Bet jie yra nauji efektyvesni. Kuo jisai bus ne per didelis, gerai parinktas, teisingai parinktas, nesvarbu tos plokštelių skaičius. Jame greitis, kaip sakiau, bus tolygesnis, užsinešimo tikimybė mažės, jisai ilgiau išliks švarus ir ilgiau tarnaus. Tai šitoj vietoj mažesnių plokštelių skaičiaus tikrai nebijokit. Jeigu jums kvalifikuotai kažkas paskaičiuoja ir pasiūlo, nešaukit, kad duokit dvigubai daugiau. Tikrai to nereikia, jeigu nereikia. Mažesni slėgio nuostoliai vėlgi pliusas, jeigu kažkur kažkas sako, ten siurbliai neprastume, kažko trūksta. Su naujų šilumokaičių vėlgi skaitos šilumokaityje mažiau slėgis skris, liks daugiau sistemai, geriau pasisūkti. Ilgesnis tarnavimo laikas, tai jau mes. Tų šilumokaičių naujos technologijos yra daug visokių. Prisitaikysit, aišku, vieną, du, kiek čia daug nereikia, bet ta prasme jūs galite įvairioms rytim, jeigu kažkur susidūrėte. Kitas variantas yra šilumokaičiai, nežinau, turi tokių išardomų. Ar esat matę? Jis turi ir yra pirmininkas. Jis iš architektų gatvės. Architektų gatvėje ten buvo 16 aukštis problemų, ten atsimenu daug metų. Seimo rūmuose statė. O šiaip tai turbūt irgi kiek mes keitėm šilumokaičius, kiek keitėm šilumokaičius lituotus į išardomus, tai mano pats seniausias atvejis tai yra Merko statyba, ten pastatas kažkoks prie Litexpo, žinot, nežinau, šalės. Tai ten gedimai būdavo kas metus netikė. Pakeitėm į išardomą, jisai dabar iš 7 metų. O kurie ekonomiškesni? Kurie kas? Ekonomiškesni išardomai? Efektyvumas yra tas pats, kadangi vėlgi parašiau mikroplokštelių technologiją ir tuose naudojama yra. Reiškia, skirtumas tik toks yra, kad šituose nebėra vario visiškai. Jeigu aš kalbėjau, kad anas ten bus tvirčiau laikys, viskas gerai, bet žinot, varis ir vandens savybės mes jų įtakoti negalime. Jis anksčiau ir vėliau skaitos varis koroduos. Naujas šilumokaitis tikrai jis yra tvirtesnis, mes kalbam 30 daugiau procentų tvirtesnis, bet jame yra varis. Tai reiškia, jeigu tas laikė 2 metus, tas dėl savo naujų technologijų, dėl atsparumo, dėl visko atlaikys 4-5 gal. Gal daugiau, dar daugiau, aš nežinau. Nes jis pakankamai nauja technologija, tokios patirties daug nėra. Bet vis tiek varis koroduos. Čia yra tik nerūdėjantis plienas. Išardoma, taip. Jo, netaisytas. Jeigu jūs atidarinėsit į kiekvienus metus, tai aišku, tą gumą pavarginsit. Bet jeigu jūs jo netidarinėsit, jeigu jisai ten uždarytas, plauti gali tik kaip ir lituotas, su chemikalais, su visko nėra problemas. Kainos? Ir dydis, ir svoris, o čia yra jau minusas. Dėl to tie lituoti yra populiaresni, nes jis vien sveria turbūt 2,5 karto sunkiau ar 3 kartus ir kaina, aišku, jo yra didesnė. Čia jau mes nepasislėpsim nuo to nieko. Negalime. Daugiau metalo.
Daugiau, taip, vien metalo ir vien tokį, vat, matot, plokštės, pradinė galinė plokštės, jūs matot, kokio jos stovi. Tas yra 2,5 cm ir daugiau. Bet ten yra plokštė pirminės galinės, kur nėra kontakto su vandeniu. Ten yra juodas metalas, bet jo 2,5 cm storis jau ten tokie. Jis ir sveria. O visur viduj, kur kontaktas yra vandens arba termofikacinio arba geriamo vandens kontaktas su šilumos mainų paviršių plokštelėmis, ten yra viskas nerūdėjantis plienas. Ten jokio kontakto, ten jokio vario nėra, tik nerūdėjantis plienas ir yra aukštos kokybės APDM guma. Guma, aišku, sensta, bet sakau, 7 metai gali laikyti ir dar daugiau. Žinau, Vilniuje čia vienas atlaikė 12 metų. Tai guma. Taip, bet jeigu jums kažkas, sakykime, ką mes dar kalbam, kad kartais hidrauliniai smūgiai, kad sugenda lituotas ir jo nebesuremontuosit, tai va šitą išardomą šilumokaitį, jūs atsukot, matot, yra varžtai, atsukot varžtus, gražiai atidarėt, įstatėt viską į savo vietą ir vėl suveržėt. Taip, teikiam, jeigu reikia, čia teikiam be problemų. Aš nežinau, kokie jūs... Pavyzdžiui, lituoto šilumokaičio kainą jūs man pasakykit, aš jums iš arba atsakysiu. Apie 30% negu lituotas. Nežinokit, lituoti taip būna nuo mažiausiai iki didžiausiai ir tos reikėtų žiūrėti. Gal Renatas turi... Grubiai tariant, taip pasakysiu. Priklausomai nuo to, šilumokaičio, koks jis stovi pas jūs šilumos punkte, nuo jo modelio, nuo jo gamintojo priklausys, kiek brangiau bus išrenkamas. O grubiai tariant, reikia žiūrėti, mažiausiai 2 kartus, gali būti ir 3 kartus, bet ne 30%. Maždaug gal 2-3 kartus, bet kiekvieną kartą geriau pasitikslinti, pavyzdžiui, su mumis, kiek būtų toks variantas, jeigu lituotas, kiek būtų surenkamas. Tikrai padėsim, pasakysim ir žinosim. Tai paskutinis vaizdelis jums, tai jūs matot, kas yra, kokie yra plokštelė išardomose šilumokaičiuose, juoda, tai yra ta guma, apie kurią aš kalbėjau, kurią gali tekti keisti kažkiek, bet išardomose šilumokaičiuose, dar kas gali, kodėl aš čia parašiau, kad nenaudojamas varis ar joks kits metalis, lituoti šilumokaičiai nebūtinai lituoti šilumokaičiai gali būti sulituoti nerūdėjančių plienų arba nikelių. Tai kodėl nenaudojamas labai dažnai nikelis, kadangi kai kurie žmonės yra alergiški. Reikėtų žinoti, ar name gyvenantis visi žmonės toleruoja. Nerūdėjantis plienas, atrodo, lituotas nerūdėjančių plienų būtų idealus atvejis. Ir tai būtų visiškai tada eliminuotumėm tas visas problemas, bet yra kitas dalykas. Labai bijo temperatūriniai tempimai nerūdėjantis plienas. Ir jeigu mes, tarkim, žiemą turim šaltą, iš termofikato ateina 100-110, ir gal 115 čia Vilniuje, ne kažkur arčiau, o šaltas vanduo iš kitos pusės ateina 5 laipsniai, tai didelė tikimybė, kad nerūdėjančių plienų lituoti šilumokaičiai sutrūks labai sėkmingai, nes per dideli bus temperatūriniai tempimai. Užtai jie nėra tokie populiarūs. Taip, mes jos irgi turim, jų tarp kitko kaina panašiai kaip išardomą gaunasi. Tada neapsimoka dėti ir rizikuoti daiktą, kuris irgi yra vienkartinis, ir jeigu sugestų, jūs jau nieko nebesuremontuoja, tuomet atrodo išmetę didelius pinigus. Išardomais visą laiką galite remontuoti ir ekipažą. Tai va, tai dėl to sakyčiau, čia kiekvienas turi pagalvoti, apsispręsti, Renatas čia padės tą dalyką daryti.